Kadaise gyveno Grinčas. Jis nekentė Kalėdų bei Kauno, tačiau jis nekentė vieno dalyko labiausiai – euro. Jis norėjo grąžinti litą, bet nežinojo kaip. Jis pavogė visą žmonių džiaugsmą ir sugrąžins tik, jei žmonės atsakys į jo klausimus. Aš pavogiau Kalėdas. Labą dieną! Galiu tau duoti klausimą. Aš pavogiau Kalėdas. Tu žinai, kas aš toks? Halkas. Ant steroidų. Skaitom. Atsakysi mano klausimą. A nori Kalėdą? Nu. A nori Kalėdą? Jo. Lauki? A Jo. geras buvai? Aš negeras buvau. Kokioj šaly atsirado kalėdinės eglutės? Vokietijai. Jis žino, oi, prizagausi. Čia rubrika kažkokia yra nesąmoninga. Kas čia perkastas bananas? Jūs žinot, kas aš toks? Šrekas. Ne. Grinčas. Taip. Bet aš jums turiu klausimą, kad sugrąžint Kalėdas, jūs turite atsakyti jį. Koks yra šventasis Kalėdų senelio vardas? Nežinau. Šventas Mikolojus. Bet kadangi jūs Grinčui taip padėjot, aš jums pagodos prizą galbūt duosiu, bet... Morka. O dabar reklaminė pertraukėlė. Sveiki, aš Jevgenijus Medruchinas. Ar norite pamatyti magijos? Aš pradanginsiu save spintoje. Aš Jevgenijus Medruchinas. Ir čia spinta. Aš ją įlysiu ir manęs nebebus. Taigi, aš esu Jevgenijus Medruchino asistentas ir dabar patikrinsime, ar jam tikrai pavyko jo magijos magija. Nekalbėr Medruchinas! Taigi, sveiki. Po poros valandų įvykus Medruchino magijos pasirodymui, Medruchinas taip ir nebebuvo rastas. Ir dėl šių techninių nesklandumų jo šou bus atidedamas porą mėnesių. Daugiau informacijos ieškokite mūsų puslapyje medruchinas.lt. Bilietų kiekis ribotas. Šalstai. Koks Grinčo mėgstamiausias maistas? Tu atleistas, tas žmonės bijo. Ką? Mes grąžinam Igną Kikilą su tavim, mes nepadarysim šito projekto. Teisingas atsakymas yra svagūnas. Mes iš tas konfiskuojam, jis buvo pirktas už studijos pinigus. Aš atleistas? Kur gyvena Grinčas, žinai? Ne. Tišeliuose! Prizą duokite! Žinoma. Oba! Nori kopūstą? Ar nenori? Ačiū. Visuomenė prie euro ar visuomenė prie lito? What? Medruchinai, sugrok man gitarą. Gerai. Ledo rūmuose nuo seno, senis šaltis savo gyvena ir turėjo į senuką raudonskruostį, ledinuką. Geras į senukas buvo. Nei išdykęs, nei per prastas, daugiau eilėraščio nemoku. Su Kalėdom, Medruchinai. Ačiū. Tačiau Grinčas susitaikė su euro įvedimu. Čia Klaipėdoje jis pamatė, kad euras neišskyrė, bet suvienijo žmones. Todėl jis grąžino Kalėdas visiems.